mėgėjai linksmai, bekraipydami šiknas. Papuošim garažą prieš laidą. Broniukas, tu paharkavok, nu su seilėm priklijuok. O! Nu. Labą dieną, aš iš firmos Streik Training. Noriu jūs pasveikinti, kad jūs suradau ir su mūsų firmos gimtadieniu. Mat, kad ir laida neprasidėjo, jau bobus į garažą eina. Karvė. Šitas, a ką pasiūlysi distributoriai? O šiai dienai turime labai puikių ir nuostabių jums pasiūlymų. Pirmiausia, knygelė Ožio veislyba už 20 litų. Jeigu perkat šią knygą už 20 litų, taipogi galit nusipirkti kalbančius sakinius už 20 litų. Ir jei nusipirksit kalbančius sakinius už 20 litų, nemokamai gausit dar vienus kalbančius sakinius už 20 litų. Matot, koks mūsų firmos pasiūlymas? Kalbantys sakiniai? Taivanio gamybos? Deja, Taivanio gamybos neprilaikom, bet šitie labai kokybiški, jugoslaviški ir jie tik vadinasi kalbantys. Iš tikrųjų, kalbėsit tik jūs. Jūs gal kur čia esat? Aš ir taip kalbu. Tai todėl, kad jūs esat su akiniais, o jūs dabar pabandykit nusiimti akinius ir ką nors pasakyt. Ką sakyti? Na, matot, be akinių visai neturit ką pasakyti. Ar tu jo, aš gali tikėt, gali ne, bet tikrai veikia. Da, vyrai, arba imat akinius ir knygą, arba labai greitai imat, aš labai neturiu laiko. O. Na. O. O. Na, imat? Nu, jamam. Na, va, vyrai, labai inteligentiškai atrodo, gero jums nešiojimo. Atrodo kaip inteligentas. Ai, aš atrodau kaip inteligentas. Jo. A tai kodėl tada aš sėdžiu čia kaip purvinkiaušis proletaras, kokiam tai garaže su debilu kompanjonu? Aš einu iš čia. Būk prakeiktas. Liūdna Lietuvoje. Liūdna, labai liūdna. Ką jau ten liūdna, pasižiūrėkit į mus. Iš karto pralinksmėsite. Jūs pasižiūrėjus, tik nusižudyt norisi. Pajuokavau, aišku, pajuokavau. Nu, bet mūsų direktorius ir prie bajerio norisi nusižudyti. Kaip naturalistiškai pasakyta. Kaip su darbu, direktoriau? Jo. O dėl darbo ne manęs reikia klausti. Aš nieko nežinau. Čia ne jumoras. Ponas direktorius, gal atrodom biškai įtartinai, bet senukai žolę rūkė už kampo ir mum davėt. Šūdą turiu. Šūdas galvoju. Bet grįžtam prie reikalo. Tai kas žino apie darbą? O žino, o viską žino mano kompiuterinė laikmena.
ryšių įmonė BBD ieško darbuotojų. Gal imsitės, vyručiai? Labai jau pikantiškas pavadinimas, skamba kaip BBD. Nesikeik čia, prašau. Na kągi, va, radau. Visagino švietimo skyrius ieško rusų kalbos ir literatūros mokytojų, suteikia gyvenamąjį plotą. Ir dar vienas, įdomu, Bravoras Kavarsko vynas ieško 2 degustatorių. Čia jau aš iš Kavarsko. Čia man. Kas čia dabar? Stop! Shut the fuck up! Baigti be to fuck. Kokią darbą atlieka degustatorius? Nu, degustatorius čia toks tipo profesija, kur vyniuką ragauji. Žiūri, kur geras, o kur barmatucha. Tokiam darbe mes tikrai neapsišiksim direktorius. Oi, tai žinokit, išragausim daugiau negu priklauso. Viską nuragausim. Kad tik tai geriau atliktume darbą. Nes jamam šitą darbą, jokių kalbų, širdingai, mielaširdingai dėkojam. Vyniuko. Nu, ateik ir tu, einam. Sušuk dar vieną. Sušuksi. Taip. Tai reiškia, jūs esat Bronius, o jūs atvirkščiai Česlovas, ar čia kažkaip panašiai? Ne, atvirkščiai, jisai yra Česlovas, aš esu Bronius. Labas. Sveiki atvykę į mūsų pasaulį. Noriu, reiškia, džiugu, malonu. Nors, žinot, iš karto pasakysiu, kad tuo pat metu ir liūdna. Aš turėjau tų jaunų degustatorių, žinot, vyrai kaip mūrai, kaip ąžuolai ir visi jau, kaip sakyt, paklaukit, aš nepabaigiau. Ir visi jau, kaip sakyt, nu, gaila. A kada išgert? Kada mums išgert? Neliesk dabar! Supraskit, vyrai, vieną kartą ir visam gyvenimui, kad vyno gėrimas, tai yra degustacija, norėjau pasakyti, tai nėra šiaip savo, reiškia, kažkoks tai kasdienis libautuvės. Tai yra ilgas procesas, tai yra galų gale mūsų kultūros dalis. Ir susipažindami su vynu, norėdami pajusti visą jo, reiškia, spalvų paletę. Buketą, teisingai sakote. Pirmiausiai turime susipažinti su vyno kvapu. Reiškia, vynas, pradėsime nuo raudono. Įsipilam po to. Nelieskite dar ant. Dar negeriam. Pirmiausiai susipažįstame su vyno kvapu. Įsipilam po nedidelę taurę vyno ir pirma operacija, reiškia, yra pamakaluojam. Atsargiai. Pamakaluojam ir uostom. Smirč vyno. Reiškia, skrandžio sultim. Negeriam dar. Pirmiausiai, paimam po mažą gurkšnelį į burną. Po mažą gurkšnelį. Prašau, po mažą gurkšnelį į burną. Ir dabar praskalaujam. Negerkit dar. Reiškia taip, praskalavę išspjaunat į kibirą ir pamėginat suprasti, koks liko skonis. Aš norėjau. Aš irgi. Nu, kaip dabar, tu suprasi, vyno skonį, kai jo nelieka nenurijęs. Nu, taip. Aš suprantu, kad tik skonis ir te lieka. Nu, tai tada dar po vieną pilk, ant antros kojos. Gerai. Aš įpilu dar po vieną mažą gurkšnelį. Po mažą gurkšnelį ir iš lėto išgeriam, po vieną iš lėto išgeriam ir pasakom, įvertinam ir pasakom, koks skonis. Greitai. Kas čia iš lėto? Kas čia neskubėdami? Kam čia malam šūdą? Arba geriam, arba geriam. Nu. Ramybės. Ar aš jums šitaip sakiau daryti? Ne. Ne šitaip sakiau? Ne. Kai paimam taurę. Taip. Pirmiausiai. Taip. Paragaujam. Aha. Praskalaujam. Aha. Ir paskui spjaunam, supratai? Taip. Ir pakartosime dabar. Dar vieną kartą patį. Prašau. Praskalaujat teisingai, nu, ir dabar spjaunat. Ir dabar turite spjauti. Aha. Ir dar kartą. Nu, gal jau užteks, palikit ir mums pasispjaudyti.
Skalaujam. A kam jūs gerą daiktą spjaunat? Kaip virbliūdas. Ir tarp kitko, viršininkas, a jūs mus gerbėt tarp kitko? Klausykit, jūs nesiblaškam, vyrai. Dar daug neuostyti liko ir jo... Nebaigim pamoką. Man nėra kur pilti. Reikia šitą. Ir galim nemakaluot. Makalavimą mokam jau. Nu tai geriam visi. Ragaujam. Čia ne vynas, o šūdas yra. Nu, nieko, tik tai gal biški cukruotas ir mielių daugiau yra. Nėra. Nekoks bukėtas. A pas jūs nėra kokių mergų ar muzončiko, ten kokį Kirkorovą, Liubė ar Bavarijos? Paskui aš dar turiu užrašyti jūsų parodymus apie... Ką tu čia rašysi? Kokius tau čia gerk tik tai? Įpilt degustatoriui. A jūs degustatoriui savo gyvenime kada nors Monikutės kaprizą ragavot? Tai ne, kurių metų, bet... Nuo pernai garaže vyrai pradėjo. A šitą Medvėžė Malafejką gerit? A šitas Krūv Monachą? Negerit, o geras vynas. A Malafejkina izba, negerit? Negerit. O šopat Medvėdė? Atsidegustuokim. Susapatokim. Ai, čia nusišneka, ką čia, ką tu čia mane apspjovei, Bronius, aš tavęs ten lauksiu garaže. Eik šik. Štai Petras iš Klaipėdos klausė, aš turiu nosį. Čia klausimas? O tai suktas klausimas, net nežinau, ką atsakyti. Taigi Petras iš Klaipėdos klausė, ką jam daryti su tokia bėda. Iš nosies kartkartėmis bėga substancija, bet nesnarglys. Sifilis, turbūt. Kitaip tariant, paprasčiausias kraujas, kurio rezus plius minus ir racionalus skaičius pi. Čia ne klausimas, čia kokia tai nesąmonė. Tai va tas tai vadinamas žmogus ir klausė, kaip jam sustabdyti kraujavimą iš nosies. O tai debilas, negalėjau iškart paklausti klausimo. Nu, kad ir klausimas debilavotas, bet tam durniui reikia kažką atsakyti. Gerbiamas debiliai iš Klaipėdos, dėl tokio mažmožio mes daktaro Šiknavicko tikrai nekviesime. Taigi pereinam prie atsakymo. Norint sustabdyti kraują iš nosies, reikia atlikti veiksmą, idant jo pasiekoje kraujas pirmai bėgti pradėtų iš mano minėtos nosies. Taigi jamame... Tam labiausiai tiks raktas ant 40. Jums turbūt prireiks servetučkės. Prašau, servetėlė, henkerčifas. Biški skaudės, bet aš ne dėl savęs darau. Nu ir... Jūs man sukruvinot raktas, sabaka. Tu jomajo, jūs durnas, jūs man kraują paleidot. Tai ašgi ne dėl savo malonumo, aš jums aiškinu, aš dėl debiliško klausėjų iš Klaipėdos. Kaip jūs šito nesuprantat, debilas jūs krūvina nosim. Jūsų nosis raudona kaip Brazausko ir dėl to jums reikia ją pudruoti visą laiką, kaip Brazausko. Jūs žinokit, kad tęsėme mūsų kraujo stabdymo pamoką. Žinokite, kad pats geriausias kraujo stabdymo specialistas nerankiniu būdu buvo Gryša Rasputinas, kuris užhipnotizuodavo caraitį taikomosios hipnozės būdu kaip koks Hitleris. A ką, Hitleris kraują stabdydavo? Nu, ne, Hitleris kraujo nestabdydavo. Aš sakau Hitleris. Tai va. Nu. Tai jums, matau, dar bėga biski. Bėga. Tada aš jūs užhipnotizuosiu. Žiūrėkit, aš jums prieš akis pamajuosiu daiktų, kaip Gryša Rasputinas, ir jūs užsihipnotizuosite. Kaip katinas. Šitas daiktas mane nervina. Jūs geriau darykite ką nors. Gerai, tęsime mūsų kraujo stabdymo pamoką. Jamam šitą kraujo nosies stabdymo pamoką kišam jums į nosį. Ir kraujas jums sustos arba nesustos, man jau tas mažiausiai rūpi. Jis man išpurvino raktą. Durnas klausimas ir durnas atsakymas. Nu. Gaditsa, gerai. Sveiki, bachūrai.
sporto mylėtojai. Šiandien pasišnekėsime apie automobilinį sportą. Kai mašina sugenda, tai dažniausiai ačiū visiems bachūram, kurie atstumia iki įvykio vietos. Jeigu susiruošėte ralį važiuoti, tai nedarykit pazoro su visokiais Audi 100 ir Volkswagen Golfukais. Važiuokite iš karto su Betliejais. Važiuokite su kokia dar gerą mašiną, žinai. Askona. Teisingai, su Opel Askona. Tai yra pirmas ralio segmentas. Svarbiausia mašinoje yra tuningas. Klausyk, o tau akis neišdegs per tokius padidinimo stiklus. Aš vis tiek nieko nematau jau. O tai bent. Svarbiausia ant mašinos yra nusipiešti kokį grozną piešinį. Ponas lenktyninkas, pas jumis variklis pirštukai kala. Pirštukai kala? Iš tikrųjų pirštukai kala. Salnikus reiks sutepti savo varžom iš užpakalio. A ne? Svarbiausia mašinoj reikėtų ją krūtai išpuošti, tuninguoti, išpaišyti kokią nors karvę, arba kaip dabar madinga Lietuvoj, erelį kokį nors, arba nupaišyti kokį grozną piešinį, pavyzdžiui, degantį šėtono kryžių. Na, dar madinga visokie užrašai. Ten, Slayer, tokio nėra. Megadetch. Nėra tokio. Renault. Čiagi metalo grupė, durniau. Nu, reikia užrašyti, kad trusai pridumali tarmaza. Teisingai, va tokį užrašą. Arba nelėk greičiau, kai vėjas, nes grabas iš paskos vejasi. O, mašina. Nieko bairis, ne? Svarbiausia mašina yra išpuošti ir ištuninguoti. Tikrai nuo saulės akys tau. Einu pasikavosiu biškį. Dar vienas svarbus dalykas lenktynėse yra kostiumas. Jeigu jūs ir nelaimėtumėt, kostiumas turi būti kaip pas tikrą bachūrą, kuris eina pas kaimiečius iššokius ant rasbarkių. Tau tikrai akis neišdegs nuo saulės. Kur jūs esat? Aš čia esu. Nu, nematai? Man gerai viskas. Rimtai gerai? Labai. Tai va, dar pas jūs turi būti parašyta vardas ir pavardė, kažkur buvo pas mane parašyta, kaip pažymų sportinį. Tu nematai, kur pas mane parašyta? Nematai? Ne. Tai žodžiu turi būti parašyta pavardė, pavyzdžiui, užrašyta Budulis. Bet ne taip, turėtų būti užrašyta Buduliuks, nes visi debilai, kurie rašosi Mad Drivers Club, rašosi Andriuks, Šuduks, Algiuks, rašo Sauliuks. O tau akiuks neišdegs nuo Sauliuks? Ne. Neišdegs. Ir taip pat turi būti užrašyta kraujo grupė ant rankovės. Kuri pas tave kraujo grupė? 15 su... Minus. O mano 8 kart B. Va. Gera grupė, labai lavonat patogu atpažinti, po to būna pagal kraujo grupę. Nu. Ralyje svarbiausia yra sukelti avariją. Arba nudaužti kokį nors debilą, kuris išbėga į trasą. Ir po to laukdamas mašinos, klausyk, durniau, tau tikrai neišdegs akis nuo saulės. Aš jums 100 kartų sakiau, aš jų įpratęs ir man seniai išdegė. O tu kada nors gyvenime matęs per televizorių, kaip ralyje kokią mašiną nudaužė žmogų įbėgus į trasą? Ne. Nematęs? Tai nudaužimas vyksta maždaug taip. Gaidį! Ko maišaisi ant kelio? Nu, kai realiai nesiseka, tai reikia pykti. Ir svarbiausia, pykti ne ant savęs, o ko nors aplinkui. Ant mašinos. Per tave, suka, pralošiau. Kai įsilieja visi nervai, tada galvoji, kad tikrai gali pavaryti kaip Mika Hakinenas. Na, o jeigu laimėjai, kita kalba. Tik nugalėtojai geria šampaną su kapučino kava ir su vinegretu. Tai va,
šampaną reikia atidaryti, įlaistyti tik ant ko tik tai nori. Ant praeivių. Nu ir svarbiausia yra laistyti automobilį. Negailėkit šampano, nes jis yra už rėmėjų pinigus. Nori šampano? Klausyk, ką mes čia šūdą malam apie tą ralį? Einam nusipirksim dabonkę šampano. Bala nematė, kai sakoma. Tai tiek buvo apie ralį. Gerą vakarą. Šiandieną pabandysime pasikabinti mobilios profesijos atstovę, paštininkę. Taip, ta pačia, kuri jums atneša laikraštį, laišką, kalėdinį atviruką ar šaukimą teisman dėl nemokamų alimentų. Paštininkės ateimas fiziologiškai patogus tuom, kad jinai dirba ankstų rytą ir apsilanko pas jumis būtent tuo duotuoju momentu, kai pas jūs dar nepraėjusi rytinę erekciją. Visos moterys sekso nori vakare, o visi vyrai ryte, kuo paštininkės apsilankiamas labai laiku ir vietoje. Neliūdėkite, kad jinai taip greit apsisuko ir išėjo. Ji tikrai sugrįž. Bet tam jums reikia iš pradžių išsiųsti savo adresu telegramą Molniją su kokiu nors durnu tekstu. Kaip antai. Sustabdykite prekinį traukinį NR TČK 14 ZPT. Bronius TČK Vosklznak. Net jei jį ir nenorės ateiti, privalo tai padaryti pagal įstatymą. Ilgiau pavaikščiojus, jūs su paštininkė susidraugausite. Jinai pradės ateidinėti ir be jokios telegramos. O jums patogu bus dar ir tuom, kad nei vienas kaimynas neapkaltins, kad vedžiojatės laisvo elgesio modelis, ko pasiekoje name plinta venerinių lygų skaičius ir krinta butų kainos. Paštininkė turi pilną teisę vaikščioti pas jumis ir teikti savo paslaugas. Ir tai dar ne viskas. Paštininkė visą laiką vaikšto su sietka ar kokią avoską, todėl jos rankos ir kojos labai gerai pritaikytos nešuliniams darbams. Todėl ši moteris niekada nelys prie jūsų su durnais prašymais parnešti kefyro, bulvių ar skalbinius, o viską pasidarys pati. Tikrai viską. Ha. Jo, kaip teisingai sakė vienas Lumumba, viskas pas žmogų būtų gerai, jeigu tik ne tas gyvenimas. Oi, kaip gerai, kad jūs radau. Ėjau, prekiavau, bet prisiminiau, kad jūs labai rimti mano klientai. Paskutinius palikau. Triusikai? Kvėpuojantys triusikai. Ką mums kvėpuojantis triusikai? Mes ir patys to vietoj kvėpuojam. Kai jūs patys kvėpuojat, vyrai, tai ten viskas šunta, smirda ajerais, o panešiojus šitvos geruosius triusikus, viskas pradeda kvepėti kaip vasara po lietaus. Ir labai patraukli kaina – 30 už 2 štukytes. Gerai, skaitau jamam, ne? Nu, jeigu dydis netiks. Nu, klausykit, viskas ant gumytės, tempėsi kiek nori, ir į šitą pusę mano vyras tokius paėmė, aš negaliu atsiuostyti. O be to užsidėsit, kas juos ten matys, jeigu kas truputėlį netais. Netiks, pažiūrėk. Jamam. Tinka, lytinis santykis mėgstat? Nemėgstu. Gerų nešiojimų. Kaip galima nemėgti lytinių santykių? Nu, tai geras pirkinukas, ane? Sveikinu. Duok, va. Kieno gamybos, pažiūrėk. Svarbu, kad nekiniški. Uždaroji akcinė bendrovė Ragai.